Sveiki vaikylai, mano vardas Lavas ir pažiūrėkite, ką aš ir robotas pamatėme naujienose. Skubios naujienos. Visi apleisti juodi Mercedes vandenyje buvo pastebėti mūsų kanalo sraigtasparnio šiaurėje už miesto ribų. Nežinoma, kam jis priklauso. Ar galite tai įsivaizduoti? Tikras Mercedes po vandeniu! Taip, bet nesidžiauk taip. Tai gali būti pavojinga ir beprotiška situacija. Nes tai atrodo ne šiaip sau paprastas Mercedes. Tai atrodo kaip gangsterio Mercedes. O tai gali reikšti vieną dalyką. Ten buvo banditai, gangsteriai, jie gabeno nelegalius daiktus. Jie atrodo kaip labai išprotėję ir labai išsigandę žmonės. Ar supranti mane? O, jie visada naudoja juodą Mercedesą, kad pervežtų ginklus ir kitus dalykus. Ir būtent tuo momentu jie tai darė. Bet atsitiktinai jie supyko vienas ant kito ir turėjo kažkokią problemą. Ir galbūt vienas iš tų vyrukų buvo per daug godus. Jis nenorėjo dalintis pinigais ir kitais dalykais su savo kolega. Todėl tarp jų kilo konfliktas. Todėl jie turėjo problemų ir atsitiktinai nesugebėjo suvaldyti automobilio. Šis automobilis, šis gangsterio automobilis įkrito į vandenį ir tada jie turėjo labai didelių problemų. Šis automobilis gali būti pilnas ginklų, gali būti pilnas nelegalių daiktų. Ir šis gangsteris neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik nužudyti liudininką. Ir taip, dabar turime ištirti tą dalyką, nes nesu tikras, ar šie teiginiai melagingi. Bet mes eisime palei šią upę ir galbūt netrukus bandysime surasti tikruosius gangsterius. Mercedes, kuris yra po vandeniu. Tai einam vyrai. Dabar mes esame toje vietoje, kur sraigtasparnis aptiko Mercedes. Ir žiūrėkit, manau, kad automobilis važiavo šiuo keliu. Ir tada matome kažkokius padangų pėdsakus. Jie eina tiesiai link mūsų operatoriaus. Ir žiūrėkit, jie tęsiasi čia. Radome kažkokį plastikinį daiktą, kuris gali būti gangsterio automobilio dalis. Tad tai tikrai yra pirmoji mūsų tyrimo užuomina. Bet tada turėjome toliau sekti padangų pėdsakus ir štai ten radome tikrą gangsterio Mercedesų po vandeniu. Tai neįtikėtina. Vaikinai, pažiūrėkite, prieikite arčiau, tai beprotiška. O Dieve, robote, ką manai? Taip. Atsiprašau, kad esi robotas. Tu negali eiti į vandenį, bet aš iš tikrųjų esu gerai pasiruošęs. Aš atsinešiau visus reikalingus daiktus, kad galėčiau tinkamai ištirti šį gangsterio Mercedes. Taigi pasiruoškime, tu nesiruoši, aš pasiruošiu. Dabar esu pasiruošęs nerti. Tai iš tikrųjų beprotiška, vanduo toks šaltas ir žiūrėkite, viduje kažkas keisto. Taip, mes buvome teisūs, tai tikras Mercedes. Ir žiūrėkite, durys, o Dieve, čia labai stipri srovė, bet durys atidarytos. Taigi galiu manyti, kad po šios situacijos jie turėjo palikti tą vietą. Gangsteriai turėjo išvykti kuo greičiau. Tiesa, robote? Ne, aš nepaliksiu tos vietos. Noriu tai ištirti, nežiūrėkite vaikinai. Čia kažkas yra. O Dieve, pažiūrėkite į tą daiktą! O Dieve, tai kažkas beprotiško! Ir tai tikrai buvo gangsterio automobilyje. Tai kas tai galėtų būti? Atidarykime šiek tiek tą daiktą, pažiūrėkime, kas tai yra. O Dieve, tai milteliai. Vyrai, tai beprotiška! Tai balti milteliai, vyrai! Tai beprotiška! Hei, robote, kas tai galėtų būti? Taip, tu teisus, tai nelegalūs dalykai, kuriuos vežėsi gangsteriai. O Dieve, to yra per daug, tai labai nelegalu. Iš tikrųjų, tai beprotiška ir pavojinga. Bet vyrai, aš matau dar kažką. Viduje. Čia yra maišas, pilnas įvairių daiktų. Taigi gangsteriai bėgo taip greitai, kad visus savo daiktus paliko čia viduje.
Pažiūrėkime tą maišą ir ištirkime jį. O Dieve, aš matau ten kažką beprotiško! Matau kažką beprotiško! Eikime toliau. Padėkime tai čia. Tai tikras gangsterio maišas. Oho, vyrai! O Dieve! Oho, robote! Ar matai tai? Taip, tai beprotiška. Pinigų ryšuliai. O Dieve, tiek daug pinigų! Oho, vyrai, tai neįtikėtina. Pilnas maišas. O Dieve, bet kas tai per maišas? Kas tai per miltelių maišeliai? Neturiu jokio supratimo, kas tai yra, bet manau, kad tai gali būti pavojinga. Bet vyrai, čia yra $10,000 ryšulys. Atrodo kaip $1,000,000. O Dieve, čia labai beprotiškas radinys. Bet vyrai, laikyti šiuos pinigus ir šiuos daiktus yra visiškai nelegalu. Taigi šio gangsterio automobilis pilnas nelegalių dalykų. Taigi robote, ką mums su tuo daryti? Tu nori pasakyti, kad turime kviesti policiją. Taip, bet jei mes iškviesime policiją, jie viską paims, nes tai nelegalu. Ne, aš nenoriu atiduoti visų pinigų policijai. Tai tiek daug pinigų. Man nereikia nelegalių dalykų. Taip, tegul jie pasiema viską, bet aš noriu pinigų. Turiu įdomią idėją, vaikinai. O kas jeigu mes taip pat pašalinsime kai kuriuos pėdsakus? Leiskite paaiškinti, ką aš darysiu. Mes turime pasilikti pinigus, tiesa, ir mums nereikia to automobilio bei visų įkalčių, tiesa? Klausykitės toliau. Turiu puikų planą. Paskambinsiu savo komandai. Sveiki, vaikinai! Ei, ar girdite mane? Sveiki, vaikilai! Ar girdite mane? Taip, man reikia aktyvacijos. Man reikia ištraukti iš vandens gangsterių Mercedes. Man reikia vilkiko. Okay, we're rolling out. Gerai, puiku, laukiu jūsų nurodytose koordinatėse. Taigi, aš iškviečiau gelbėjimo komandą ir jie man padės ištraukti tą automobilį iš vandens. Taip. O toliau mes išlipsime iš to automobilio, sunaikinsime įkalčius, sunaikinsime visus nelegalius daiktus ir pasiliksime pinigus. Ir prieš atvykstant mano gelbėjimo komandai, prieikime arčiau ir pažiūrėkime, kas yra bagažinėje, nes turime pašalinti visus įkalčius. Taigi... Kodėl manai, kad tai nelegalu? Ne, aš nesu gangsteris. Ne, aš negabinu visų nelegalių daiktų. Taip, aš pasakysiu, kad tai tu. Jeigu atvažiuos policija, aš pasakysiu, kad tai tu. Gerai, tai dabar tu esi nusikaltėlis? Taip, einam vyrai, pažiūrėkim, kas yra bagažinėje. Oho, tai beprotiška. Taip, srovė čia labai stipri iš tikrųjų, tai labai pavojinga. Todėl niekada nebandykite to pakartoti. Geriau užsiprenumeruokite mano kanalą, nes tai geriausia parama, kurią galite man suteikti. Labai tai vertinsiu. Taip, robote. Taip, vaikilai, prašau, užsiprenumeruokite dabar, tai mums labai svarbu, mes turime svajonę pasiekti kuo daugiau prenumeratorių. Bet pirmiausia, pažiūrėkime, kas yra apleistoje bagažinėje. Oho, vaikinai, tai beprotiška. Ar tai apie ką aš galvoju? Čia yra ginklai, pistoletas, AK ir kažkas panašaus į šautuvą. O Dieve! Tikiuosi, kad turiu pirštinės ir nepaliksiu savo pirštų atspaudų, nes čia tikri kriminaliniai reikalai, taip? Robotas sako, kad turime išeiti, bet ne, mes turime dar, reikia daugiau ištirti. Žiūrėk, čia dar vienas krepšys ir kažkas čia paslėpta. Ginklų mums nereikia, bet jie labai sunkus. Iš tikrųjų, tikras AK, tai beprotiška ir labai pavojinga. Padėkime tai truputį į šalį ir pažiūrėkime, kas yra tame krepšyje. Oho! Palauk. Tai daug, vyrai, tikrai daug. Žiūrėkite, čia vanduo. Labai šlapias. $100. O Dieve, tai beprotiška. Čia tiek daug dolerių laukioja šioje bagažinėje. Tai beprotiška, vyrai. Todėl mums reikia evakuacijos, todėl mums reikia vilkiko. Ir žiūrėkite, čia yra maišas.
O, taip, o, dieve. Žiūrėkite, čia dar vienas maišas pilnas pinigų ir pilnas tų dalykų, kurie yra šiek tiek nelegalūs ir beprotiški. O, dieve, čia tikra nusikaltimo vieta. Aš niekada anksčiau nemačiau nieko panašaus. Pilnas bagažinė pinigų, man tai labai patinka. Ką tu sakai? Gal gali tiesiog patylėti? Mes negalime tiesiog išeiti. Mes negalime palikti šios vietos. Čia daug pinigų. Nesu tikras, ar tai neteisėta. Aš tik tyrinėju. Atlieku tyrimą, kodėl tai neteisėta. Taip, aš susiduriu su gangsterių reikalais. Bet kas iš to? Aš juk ne gangsteris, aš tik detektyvas. Ne, aš neisiu į kalėjimą. Tu eisi į kalėjimą. Taip, mes nusprendėme, kad tu tai padarysi. Gerai, palaukime, kol atvyks mūsų gelbėjimo komanda ir mes ištrauksime tą daiktą iš vandens. Ir štai, čia mano gelbėjimo komanda atvyksta. Sveiki, vaikinai! Taip, mes čia kalbame angliškai. Taip, ateik čia dabar, ateik čia, aš ir mano robotas. Mes radome tą daiktą, tai Mercedes, kuris turėtų būti gangsterių Mercedes. Po vandeniu, taigi tu gerai pasiruošęs ištraukti tą daiktą iš vandens, tiesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gangsteris. 6, 7. 6, 7. Gerai, dabar turime ištraukti tą daiktą iš vandens. Sveikas, losas! Sveikas, Slava! Sveikas, robote! Vanduo, Mercedes, traukiam. Gerai, traukiam. Gangsterių Mercedes. Taip. Jie nėra geri anglų kalboje, bet jie yra profesionalai, patikėk manimi. Dabar vykdome gelbėjimo operaciją, dabar ruošiame viską. Taigi mūsų misija gana paprasta. Mes apvyniojome šitą didžiulę virvę aplink automobilį ir tada turime šitą gervę. Dabar jim pritvirtinta prie automobilio tokiu būdu. Ir tikimės, kad naudodami elektrinę gervę galėsime ištraukti tą daiktą iš vandens. Taip, tai iš tikrųjų gana sudėtinga ir pavojinga. Bet aš, mano robotas ir mano komanda, mes stengsimės padaryti viską, kad ištrauktume tą gangsterių automobilį iš vandens. Вы что, дебилы? Я вам сказал, достать машину, вы ее смяли! Dabar turime gana keistą situaciją. Pažiūrėkite, kaip stipriai šis Mercedes yra apgadintas. Čia tiesiog visas metalinis rėmas yra sulenktas? Taip, tai beprotiška. Pažiūrėkite, dabar šis automobilis taip stipriai apgadintas. Ši dalis taip pat. Visa tai dėl labai stiprios įtampos. Bet kokiu atveju turime tęsti savo gelbėjimo operaciją. Yra daugiau problemų. O dieve. Durys atidarytos. Neuždarykite. O mano, durys atidarytos. Problema. Gerai, turime sugalvoti geresnį planą, kaip tai pagerinti. Taigi mes taip pat nusprendėme leisti robotui mums šiek tiek padėti, laikant automobilio stabdžius, nes jis pradeda judėti. Tai yra stabdžių pedalas. Pedalas, ne dujų. Ne dujų, o stabdžių. Tiesiog laikyk, gerai? Ай, как страшно. O, dieve mano. Kas yra? Kas vyksta? O, durys vėl atsidarė. Vaikinai, pažiūrėkit, kaip baisu. Čia tiek daug žemės, tiek daug akmenų. Taigi ir iš tikrųjų, dabar automobilis atrodo labai stipriai apgadintas. Tai šiek tiek keista. Būkite atsargus, vaikinai. Būkite atsargus. Mes vis dar tai darome. Dabar procesas vyksta. Dabar automobilis beveik ištrauktas iš vandens. Jis pusiau ant žemės, bet vis tiek, čia labai daug žalos. Ratai, padangos yra stipriai apgadinti. Taigi, iš tikrųjų, tai yra galiniais ratais varomas automobilis.
Nesu tikras, ar tą automobilį dar pavyks užvesti ir juo važiuoti, bet vis tiek, pažiūrėkite į įtampą. Dabar tai labai pavojinga, įtampa beprotiška. Mes dedame šiuos daiktus ant virvės, kad šiek tiek apsaugotume, bet vis tiek tai pavojinga. Nusprendėme pastatyti robotą. Hei, robote! Hei, viskas gerai? Puiku, gerai, taigi robotas valdo procesą, o mano gelbėjimo komanda dirba čia. Gerai, galim tęsti. Eime, vaikinai, noriu jums parodyti kažką labai svarbaus. Jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruokite mano kanalą dabar pat. Tai labai svarbu. Man tikrai reikia, kad užsiprenumeruotumėt. Jei vis dar žiūrite ir jei jums vis dar patinka šis vaizdo įrašas, paspauskite patinka. Prašau, ir paspauskite prenumeratos mygtuką. Suraskite šį raudoną mygtuką ir padarykite jį pilką. Prašau, paspauskite prenumeratos mygtuką dabar! Įtampa čia tokia didelė, kad Mercedes pažeidimai yra neįtikėtini, nes visos virvės ir visi gervės lynai yra taip stipriai įtempti, nes tai labai pavojinga. Bet mes to jau ištrauksime visą automobilį iš vandens, tačiau tai vis dar labai pavojinga. Taigi tęskime tai, mes darome, mes tai padarysime, mes bandysime. Mes bijome, kad mūsų gervė dabar gali sulūžti. Jie atnešė man kastuvą. Nusprendžiau užkasti automobilį. Galbūt jis netgi pats galėtų išvažiuoti iš purvo. Bet pamatysime. Vaikinai, nusprendėme šiek tiek atkasti šį automobilį, kad užbaigtume atkasinėjimą. Nes, vaikinai, taip mergina, nes tai yra iš tikrųjų beprotiška. Tiesiog žinote, visas šis gravys čia buvo padarytas ratu. Tai veikia kaip kasimo kastuvas ar kažkas panašaus. Taigi, čia turime didžiulę žalą. Bet klausimas yra, ar galime užbaigti gelbėjimo operaciją? Ir ar galime sutvarkyti šį Mercedes, kad jis vėl važiuotų? Kairien! Jis prašo manęs sukti vairą, gerai? Taigi nusprendėme pakeisti, kaip pritvirtinsime Mercedesą. Mes išriedame tą daiktą lauk ir tada nusprendėme uždėti ne ant važiuoklės, ne ant kėbulo, o ant rato, tokiu būdu. Taigi mes paimsime 2 ratus ir bandysime pakeisti virvės kampą. Pažiūrėkime, ar tai veiks, nes ta kryptimi mes negalime judėti pirmyn. Taigi, pagaliau, mes galime matyti priekinę automobilio dalį. Ji dabar matoma ir neatrodo tai blogai šiuo metu. Naujas metodas puikiai suveikė. Taigi, mums liko tik keli paskutiniai dalykai ir tada ištrauksime tą automobilį iš vandens. Jis jau ištrauktas iš vandens, bet vis dar turime susitvarkyti su žeme. Ir štai pagaliau, mums beveik pavyko. Bet taip, pažiūrėkite, kiek čia buvo žalos. Daug sulūzusių dalių, daug pažeistų ir sulenktų metalo detalių išlindo iš to gangsterio Mercedes, ypač ratai. Tačiau vis tiek operacija dar nebaigta. Turime tęsti gelbėjimo darbus, turime apversti savo automobilį. Turime gauti, platformą, kad galėtume nutemti šitą daiktą, tiesa? Taip, ir turime tai padaryti kuo greičiau, nes bet kada kas nors gali čia ateiti, grįžti, pasimti savo daiktų. Gerai, taigi, turime tai padaryti kuo greičiau. Taigi gerai, pradėkime. Jei išeisi į krantą. Wow. Eik, sustok! Super! Gerai, taigi dabar mes beveik tai padarėme. Mes privertėme šį Mercedes beveik užsivesti ir važiuoti. Tai yra, ratai sukasi, ratai sukiojasi. Todėl šiandien galime pabandyti priversti jį užsivesti ir važiuoti. Bet pirmiausia, mums reikės šiek tiek pataisimų. Iš šio gangsterio. Mercedes. Gerai.
Taigi mūsų gelbėjimo operacija tęsiasi. Mūsų Mercedes iš gangsterio yra pasiruošęs būti pervežtas. Naudodami šitą džemą mes pakrausime jį čia ir tada paliksime šią teritoriją. Kas vyksta? Ką? Palauk. Robotas kažką rado. O dieve, šitas daiktas atrodo šiurpokai. Kas tai? O dieve. Šitas daiktas atrodo kaip gangsteris. Gangsteris dėvi tokius pačius drabužius. Palauk, ar tai bandito apranga? O dieve! O ne! Tai atrodo kaip nužudytas gangsteris. Taip, o dieve. Šitas vaikinas yra vienas iš tų banditų, kurie vairavo šį gangsterių Mercedesą. Ir tada manau, kad vienas iš jų buvo nužudytas ir jie paliko jį čia. Tai reiškia, kad dabar turime paskubėti. Aš tavimi tikiu, turime kuo greičiau palikti šią vietą. Gerai, vaikinai, paskubėkite! Turime kuo greičiau jį pakrauti. Na, pirmin, gerai, eikime į bazę. Iš tikrųjų, puikiai padirbėjote. Dabar turime nugabenti šį gangsterių Mercedesės į mūsų bazę ir pabandyti jį 8 bei važiuoti, pabandyti suremontuoti ir ištirti visas tas paslaptis. Taigi, vaikinai, mes tai padarėme. Aš, mano robotas ir mano komanda, mes atgabenome šį gangsterių Mercedes, šį bandito automobilį į mūsų bazę. O dabar, jūsų misija, vaikinai. Jūs tylėkite. Jūs abu turite užsidėti kamerą ir turite atrestauruoti visą automobilį. Turite priversti jį užsivesti ir važiuoti. Gerai, taigi pirmin, jūs turite taisyti. Taigi, vaikilai, dabar pasimėgaukime vaizdo įrašų, kurį mano komanda sukurs jums ir pažiūrėkime, ar įmanoma priversti šį Mercedes užsivesti ir važiuoti. Tai buvo puikus darbas. Mano komanda tai atliko labai gerai. Puikus darbas. Labai puikus darbas, vaikinai. Ačiū, kad suremontavote automobilį. Dabar mes atstatome šį apleistą gangsterio Mercedes ir tai tikrai šaunu. Labai jums ačiū, vaikinai. Jei žiūrite šį vaizdo įrašą iki galo, užsiprenumeruokite mūsų kanalą dabar pat. Nepamirškite palikti savo patiktukų, o mes svajojame kuo greičiau pasiekti 4 milijonus prenumeratorių. Tad padarykime tai kartu. Tiesiog užsiprenumeruokite ir palikite savo patiktukus, gerai? Ačiū jums, vaikinai. Iki pasimatymo.